Garbė Dievui už viską, ką Jisai mums duoda ir ko Jisai mus palaimina ir tokia gražia muzika ir tokiu gražiu balsu. Tai viešpačiai Dievui. Šį gražų šventos dienos rytą noriu pasisveikinti su jumis su nuostabia citata iš Biblijos, iš Kunigų knygos 26 skyriaus. Viešpats sako, tarp jūsų turėsiu savo padangtę ir jūsų neapleisiu. Visada būsiu arti jūsų. Ir tegul tas Dievo artumas ir suteikia ramybę, ir guodžia, ir padrasina, ir stiprina, ir džiugina jūs ir šiandieną, ir kiekvieną dieną. Kadangi mūsų pastorius atostogauja, esu jo paprašyta šiandieną pasidalinti Dievo žodžiu. Šios dienos mūsų dienos šiandien svarstymų tema, kaip ir girdėjote iš 1 Korintiečiams 10 skyriaus. Kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nenupultų. Pastorius Artūras Štelė, kalbėdamas bažnyčios vadovams, savo kalbą pavadino taip: vengti vadovavimo spąstų. Ir ne tik vadovavimo. Jis sako, kaip suprantate, tai aktualu visiems. Į sėkmę lifto nėra. Turite lipti laiptais, bet tie gyvenimo laiptai neturi turėklų. Galite suklupti bet kurią akimirką. Yra daug spąstų. Noriu pabrėžti, kad tarp jų yra vieni didžiausių spąstų, kurie yra visų kitų spąstų priežastis. Čia citatos pabaiga. Kaip jūs manote, kokie yra tie didžiausi spąstai, kuriuos šėtonas paspendžia krikščioniui? Galbūt galėtume išvardyti daugelį ir kai kuriuos mes paliesime dabar svarstydami, bet pastorius Štelė sako, tai priklausomybės nuo Dievo praradimas. Jisai tęsia, tie spąstai paspendžiami ir bažnyčios vadovams, ir eiliniams krikščionims. Ir paspendžiami tada, kai būname pernelyg užsiėmę, kai paskęstame rūpesčiuose, kai gauname šimtus laiškų, žinučių, turime visokių veiklų, visi kažko tikisi iš pastorių, o mes pamirštame svarbiausią dalyką ir pasikartosiu, tai visų didžiausi spąstai, būdami itin užimti, imame pernelyg pasitikėti savimi. Negirdime ir neklausome Dievo, neturime ramaus laiko praleisti su dangiškoju tėvu, neieškome Dievo, nepaisome artimų santykių su Dievu. O Biblija štai ką patarė. Štai ką jinai sako. Paskaitykime Pakartoto įstatymo 10:20. Kas norite, galite atsiskleisti. Pakartoto įstatymo 10:20. Ten pasakyta, bijosi viešpaties, brolį ir sesę, gerbsi savo Dievą, tik jį garbinsi, jam atsiduosi. Kitose vertimuose parašyta, prie jo glausiesi. Ir tai suprasdamas, tai suvokdamas ir tai patyręs, karalius Dovydas pasakė psalmėje 63 tokius žodžius. Jeigu norite, atsiverskite psalmę 63:9. Glaudžiuosi prie tavęs, viešpatie, nes tavo dešinė palaiko. Ir paskaitykime patarlių 3 skyriaus nuo 5 eilutės. Patarlių 3:5 ir toliau. Visa širdimi pasitikėk viešpačiu. Tai priklausomybės nuo Dievo požymis. Ir nesiremk vien savo įžvalgą. Tai spąstai. Pripažink jį visur, kad ir kur, ką ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius. Nebūk išmintingas tik savo paties akyse. Tai spąstai. Pagarbiai bijok viešpaties ir venk piktą.
venk spąstų. Jeigu pažvelgsime, ką rašo apaštalas Petras pirmame laiške, 4 skyriuje, 1 Petro 4:11. 1 Petro 4:11 jisai rašo, jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius. Jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui, o ne žmogui. Čia, kaip matome, Petras pataria visą daryti ir tarnauti iš tos stiprybės, kurią Dievas mums duoda, ne žmogus. O jei norėtume kažką daryti, ar darome savo jėgomis ir savo išmintimi, tai mes turbūt esame patyrę. Mūsų išmintimi statyti statiniai griūva. Ir tai turbūt pastebime ir mūsų darbuose, savo kasdienybėje ir netgi savo santykiuose. Žymus rašytojas Osvaldas Čembersas sako tokia įdomią, stebėtiną mintį. Jūsų prioritetas turi būti Dievas pirmiausia, Dievas antriausia, Dievas trečiausia, kol jūsų gyvenimas bus nuolat nukreiptas į Dievą ir į nieką kitą nebesižvalgysite. Čia citatos pabaiga. Taigi, kaip pastebėti, kas yra ir koks visiškos priklausomybės nuo Dievo požymis? Tai tikėjimas, tai pasitikėjimas Dievu, bet kokiomis aplinkybėmis. Ar esate apmąstę, kokie yra priklausomybės nuo Dievo privalumai, kokie palaiminimai? Jeigu dabar bet kuris iš jūsų atsistotų, turbūt išvardintumėte daugiau negu 10. Aš paliesiu tai keletą. Čarlzas Sperdžianas, žymus anglų pamokslininkas, sako, jeigu būtų Dievo valia, galėtume gyventi be duonos. Kaip ir Jėzus gyveno 40 dienų. Bet net ir tada negalėtume gyventi be Dievo žodžio. Savo žodžiu Viešpats mūsų kūrė, savo žodžiu palaiko mūsų gyvybę. Savo galingų žodžiu jis viską valdo. Duona yra antroji, o pats Viešpats pirmoji mūsų egzistencijos sąlyga. Ir jisai tęsia, viso pasaulio knygos ir visi pamokslininkai nepajėgus mums pasiūlyti bent vieno patiekalo. Tik žodis, išėjęs iš Dievo lūpų, pajėgus pasotinti mūsų sielas ir palaikyti mūsų gyvybę. Jo žodžio duona mums brangesnė už visus kitus ir net brangesnius ir brangiausius skanėstus. Taip pat šitas pamokslininkas kalba apie privalumus ir palaiminimus priklausomybės nuo Dievo. Ir jisai sako, ar galime prisiminti tuos atvejus, kai sunkiai dirbome, ar patyrėme vargus, o gavome ypatingos jėgos, tokios, kad net buvome nustebinti, pavojose nežuvome, netekus mylimųjų pavyko nepalūžti, kai buvome šmeižiami ir išjuokiami dėl Kristaus, atlaikėme, o sirgdami ištvėrėme. Taigi akivaizdu, kad Dievas suteikia mums neįtikėtinos stiprybės, kai susidurėme su neįprastais išbandymais. Ir tada mes pakylame virš savo silpnumo ir menkumo. Bailieji tampa drąsūs, neišmintingieji išmintingi, o tyliesiems suteikiama iškalba. Mano paties silpnumas verčia mane susigūžti, bet Dievo pažadas, Dievo žodis, iš Dievo išeinanti gyvybė, iš Dievo išeinanti stiprybė suteikia man
drąsos. Ir Jono 15:4 Jėzus pasakė, šakelė pasilikdama vynmedyje yra gyvybinga, yra gyva ir duoda vaisių, o nepasilikdama. Ir štai pažvelkime į vieną šventojo rašto pavyzdį, gerai mums žinoma. Pastorius Štėlė sako, prisiminkime karalių Saliamoną. Ir čia galime įterpti tai, ką pasakė apaštalas Paulius, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nenupultų. Karalius Saliamonas buvo išmintingiausias žmogus žemėje. Apie jį Pranašystės dvasia knygoje Pranašai ir karaliai rašo, Saliamonas ėmė pamiršti savo galios ir šlovės šaltinį. Kai potraukis užvaldė protą, išaugo pernelyg didelis pasitikėjimas savimi. Didžiuliai spąstai. Ir jis siekia savaip įgyvendinti viešpaties planus. Ir kas nutiko Saliamonui, tai gali nutikti ir mums. Ir Pranašystės dvasia tęsia. Saliamono atsimetimas buvo ne iškart įvykęs įvykis. Tai buvo tolygiai didėjantis atsimetimas. Todėl, kai jis susivokė, kas vyksta, jau buvo labai atsitraukęs nuo Dievo. Beveik nepastebimai jis pradėjo vis mažiau tikėti dieviškų vadovavimų, vis daugiau juo abejoti ir labiau pasitikėti savo jėgomis. Ir tai buvo spąstai. Ir pastorius Štėlė sako, išmintingiausias žmogus iš visų žmonių, tų, su kuriais Dievas nekartą kalbėjo asmeniškai, nepastebimai, būtent nepastebimai, nuėjo taip toli nuo Dievo. Ir jisai sako vėl, jei taip nutiko jam, nemanykime, kad panašiai gali nenutikti mums. Pranašystės dvasia rašo, išsižadėjęs ištikimybės Dievui, jis kažką prarado. Ką jisai prarado? Saliamonas prarado savitvardą, susivaldymą, jo dorumas išnyko, tyri jausmai išblėso, nutolus nuo Dievo. Sąžinė atbuko. Tas, kuris ankstyvųjų valdymo laikotarpį parodė tiek išminties ir užuojautos, grąžindamas nelaimingai motinai bejėgį kūdikį, kurį norėjo pasiglemžti kita moteris. Pamenate šitą pasakojimą iš 1 Karalių 3 skyriaus. Dabar tas žmogus, karalius, nusirito taip žemai, žinote kaip, kad sutiko pastatyti stabą ir kuriam buvo aukojami gyvi vaikai. Tas nusiritimas, tas nutolimas nuo Dievo vyko pamažu. Ir štai Pranašystės dvasia sako, dar labai svarbią mintį. Sako man, sako mums visiems, Dievas mažai ką gali padaryti žmonėms, kokiems, kurie praranda priklausomybės nuo Dievo jausmą. Yra palyginti saugų nusižeminimo slėnyje, kur žmonės priklauso nuo Dievo, supranta, kad yra priklausomi nuo Dievo, ieško jo pamokymo ir vadovavimo kiekviename žingsnyje, nusižeminimo slėnyje. Tačiau tiems, kurie mano pasiekia didžiausias aukštumas ir ne tik vadovai, ir dėl savo užimamų pareigų mano esą labai protingi, jeigu manome esą labai protingi, gresia rimtas pavojus.
Jeigu tokie žmonės neįgaus priklausomybės nuo Dievo, jie tikrai nupuls. Čia citatos pabaiga. Ir kai aš redagavau šitą knygą, ir dabar, kai ruošdamasi vėl skaičiau, aš nuliūdau. Bet mane padrasino kita mintis Pranašystės dvasia knygoje Liudijimai bažnyčiai 5 tome. Rašo, kai mes išmoksime suprasti, kad mums reikia Kristaus artumo kiekviename žingsnyje. Tada šėtonui liks mažiau galimybių prieiti prie mūsų su savo gundymais ir su savo spąstais. Jeigu išmoksime suprasti, jeigu ugdysime suvokimą, kad mums reikia Kristaus artumo kiekviename žingsnyje, mes išvengsime piktojo spąstų. Tai vieni spąstai iš tų pagrindinių. Dar vieni spąstai. Pastorius Artūras Štelė sako, kai nepastebimai nutolstame nuo Dievo, atsiranda dar vieni grėsmingi spąstai. Ir kaip manote, kokie? Tai puikybės spąstai. Mes galime kiekvienas save patikrinti. Ir tai gali būti savotiškas lakmuso popierėlis. Puikybė atsisako būti pamokinama. O nuolankumas atvirkščiai atsisako būti nemokinamas. Išmintis visada ieško patarimo. Taigi, lakmuso popierėlis. Puikybė atsisako būti pamokinama, o nuolankumas atvirkščiai nori būti pamokamas. Taip galime pasitikrinti, kiek tos puikybės mumyse. Ir Biblija yra labai aiški. Štai 3 rašto vietos, į kurias galime pažvelgti. Tai patarlių 12:15. Patarlių 12:15. Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas, apsaugok Viešpatie. O išmintingas žmogus klauso patarimo. Jeigu klausom patarimo, vadinasi išmintingi, bet čia irgi yra spąstai, kad nepasididžiuotume taip, kad jau mes išmintingi ir mes jau protingi. Paskaitykime dar patarlių 19:20, kai ruošiau savo knygelę vaikams, eiliuotą pasakojimą, šmaikštų ir labai pamokantį, knygelę, kuri vadinasi Triokšt, keberiokšt, arba Kiškio piškio nuotykis. Galvoju, kuo dar galėčiau nukreipti vaikų mintis ir per šitą knygelę ir tėvų mintis į Šventąjį raštą. Ir ant to įstabaus viršelio, taip gražiai paruošto dailininkės ir maketuotojos, ant viršelio nugarėlės užrašiau tokią rašto vietą. Patarlių 19:20. Nes toje knygelėje buvo patariama ir mokama, paklausyti, ką sako mamytė. Nes ant voratinklio pernykščio pasisumanė kiškis, jam tada mama pasakė, kad tu gali nukristi ant tako ir taip toliau. Tai užrašiau iš tokią rašto vietą. Patarlių 19:20. Klausyk patarimo. Priimk pamokymą. Kodėl? Kad ilgainiui taptum išmintingas. Vien savo išmintimi mes nepragyvensime ant žemės, šitoje žemėje. Ir labai graži rašto vieta parašyta kauniečiams, jonaviečiams, vilniečiams, lietuviams visiems pasaulio krikščionims, o pirmiausia buvo parašyta filipiečiams, Filipų mieste gyvenantiems krikščionims. Tai Filipiečiams 2:3. Filipiečiams 2:3. Ten nelieka vietos, kur pirmiausia, ten nelieka vietos vaidams ir tuščiai puikybei. Pirmiausia, mūsų širdyje, mūsų sieloje, mūsų šeimose, mūsų bendruomenėje, mūsų darbovietėje, kur mes būname krikščionys, taip, ten nelieka vietos. Labai daug vietos pas mus daugam. Mūsų sieloje, mūsų mintyse daugam vietos.
Bet kai mes skaitome dabar ir svarstame, suprantame, kad kažkam vietos visiškai neturi likti. Tiesa. Tai jisai rašo Filipiečiams 2:3, ten nelieka vietos vaidams ir tuščiai puikybei. Bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Pamenu tokią karikatūrą. Iš to mandagumo du žmonės tarp durys susipešė, susistumdė netgi. Nes vienas norėjo būti mandagus, prašom praeiti, kitas sako, prašom praeiti, prašom praeiti. Ir taip susistumdė. Tai čia tokia karikatūra. Iš tikrųjų, Dievas moko išminties, kaip pasielgti su kitu žmogumi. Mes turime būti pagarbus kitiems, rodyti gerumą ir tą nuolankumą, bet mes kartais nepagalvojame, kad tai, ką mums kiti duoda, pasiūlo, pasako, netgi padovanoja, mes nepriimdami parodome savo išdidumą. Tai vienas pastorius sakė, tai yra išdidumo, viena iš išdidumo išraiškų, jeigu mes viską atstumėme nuo kitų, nepriimame nei patarimo, nei žodžio, nei dovanėlės, nei dėmesio. Tai va tokie pasvarstymai, ta puikybė taip gali išlįsti, čia tokie spastai nepastebimi, bet šventasis raštas įspėja. Todėl aš meldžiu viešpaties ir sakau, te laimina viešpas jūs puoselėti ir ugdyti tą, ir saugoti tą priklausomybės nuo Dievo jausmą, nuolatos saugoti. Ir eiti su Dievu visur, kur tik tai mes einame, bet nepalikti Dievo savo maldos kambarėlyje. Kartais taip nutinka, man yra buvę. Aš palikau Dievą savo maldos kambarėlyje ir žengiau per slenkstį viena. Ir žinot, kas mane sujaudino? Vakar. Aš važiavau į Akropolį vienu svarbiu reikalu, o paskui prisėdau ant suolelio. Ar geras dalykas yra suolelis arba suolas? Aš esu parašiusi eilėraštį, kad suolas tai yra liudytojas. Ant suolo prisėdę žmonės kalbasi. Ir tik suolas girdi, ką jie kalbasi. Be abejo, mes žinom, kad viešpats girdi. Ir suolas yra geras dalykas ir aš siūlyčiau dažniau prisėsti ir pasėdėti ant suolo. Nes kai aš vakar prisėdau ant suolo, prie manęs atsisėdo viena moteris. Labai šiek tiek vyresnė už mane, labai gero veido, labai gerų, melsvų akių, labai maloni, bet šiek tiek nuliūdusi. Ir taip pamažu apie orą, apie šį bei tą ir įsikalbėjome. Ir mane nustebino, kad moteris, būdama labai tikinti, būdama katalikė, taip moka kalbėti su Dievu. Mes nemažai pakalbėjome. Bet jinai papasakojo, aš daug klausiausi, jinai papasakojo, kaip jinai kalbasi su Dievu. Kodėl aš dabar ją prisiminiau. Žinai, sako, aš einu, kada per slenkstį, sakau, Dieve, aš nenoriu eiti viena per slenkstį, eik su manimi. Aš galvoju, tai mes tai viską žinome. Tai aš žinau, kaip eiti su Dievu iš namų ir nepalikti Dievo. Man taip širdie pasidarė gėda. Ir aš taip graudinausi jos klausydama, kiek šiam pasaulyje nuoširdžių žmonių, kurie nuoširdžiai bendrauja su Dievu, kurie myli jį. Jinai pasidalino, kad jinai skaito ryto sveikinimus, yra ir katalikų bažnyčioje. Pasidalino tiesiog atmintinai ištraukomis, citatomis, kuriomis jinai gyvena. Mane tai sujaudino, mane tai be galo sujaudino, bet ir pamokino. Galvoju, aš pakalbėdama, sykinai prisėdu, kažką, tarsi pamokysiu, pasikalbant kažką gero pasakysiu. Ji mane tiek daug pamokė, tiek daug mane gerais žodžiais padrąsina ir nukreipė į Dievą. Tai apaštalas Paulius sakė, nemanykite apie save per gerai. Taigi linkiu, kad mes iš tikrųjų suprastume tą priklausomybės nuo Dievo
jausmą ir jo svarbumą ir kad puikybė taip pat yra didžiuliai spąstai, kur jie gali pasireikšti, kaip ji gali pasireikšti, mes jau truputį palėtėme. Ir dar paliesime kiti spąstai. Šituos savo svarstymus aš padalinau į 2 dalis. Šiandien viena dalis, žinau, pastorius prašė dar kitą mėnesį pakalbėti, pakalbėsime apie tai ir kitą mėnesį. Dabar paliesiu keletą. Pakalbėkime apie įpročio jėgą, apie įpročio spąstus. Bilas Liversidžas, labai žinomas mums rašytojas ir pamokslininkas, jisai parašė: negyvenkite neapibrėžtumuose. Labai sveika įvardyti savo įpročius, kuriuos reikia pakeisti. Vienas rūkyti metęs žmogus pasakoja, kokią jėgą turi įprotis. Nors jis nerūkė jau mėnesį, vos nubudęs ir dar neprasimerkęs apčiopomis ant staliuko prie lovos ieškodavo cigarečių pakelio. Mat, kai rūkė, buvo pratęs dar nesikėlus užtraukti dūmą. Kažkas jam patarė toje vietoje pasistatyti buteliuką vandens, kad nubudęs tiestų ranką į jį, nauda bus dviguba. Formuosis naujas įprotis ir kūnas atsigaivins duotų natūraliai tonizuojančių gėrimų. Mes pripažinkim, kiekvienas, visi esame valdomi tam tikrų įpročių. Ir savo įpročius mes galėtume paversti savo tarnais, kurie pasitarnautų mūsų labui ir kitų palaiminimui. Pagalvokime apie tai. Aš jau maščiau, gulėdama ir keldamas ir sėdėdama. Įprotis gali tapti mūsų tarnas ir palaiminimas kitiems. Portie Nelson, pavadinkime ją rašytoją, štai kaip trumpais 5 skyriais aprašė savo autobiografiją. 1 skyrius. Einu gatve, ant šaligatvio žioji gili duobė. Įkrentu į ją. Esu pasimetusi, bejėgė, tai ne mano kaltė. Užtrunku visą amžinybę, kol iš jos išsikepurnėju. 2 skyrius. Einu tą pačią gatvę, ant šaligatvio žioji gili duobė. Apsimetu, kad jos nematau. Ir vėl į ją įkrentu. Negaliu patikėti, kad vėl esu toje pačioje vietoje, tačiau tai ne mano kaltė. Vis dar ilgai užtrunku, kol iš jos išsiropščiu. 3 skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Puikiai ją matau, vis tiek į ją įkrentu. Tai įprotis. Mano akis atmerktos. Žinau, kur esu. Tai mano kaltė. Nieko nelaukusi išlipu iš duobės. 4 skyrius. Einu tą pačią gatvę. Ant šaligatvio žioji gili duobė. Apeinu ją. 5 skyrius. Einu kitą gatvę. Galime rinktis gyventi kitaip. Galime rinktis gyventi. Galime rinktis. Galime. Taigi svarbu įvardinti savo, pirmiausia savo be abejo, kas mums yra spąstai. Ir tas įvardymas tai yra jau pradžia. Tai 1 žingsnis. O 2 žingsnis, koks turėtų ir galėtų būti 2 žingsnis? Turėtume išbraukti iš savo leksikono frazę "aš negaliu", o pakeisti ją kitą frazę, kitų posakių. Žinote kokiu? Pamenate taip? Filipiečiams 4:13. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Ir Mayer, mano mėgstamas pamokslininkas, sako: jei pasikliaujate tik savo jėgomis ir gebėjimais, esate teisus, jūs nieko negalėsite.
Tačiau jei savo širdyje turėsite Dievo žodį, pasikliausite jo gale ir tikėsite jo pažadais, jo meilė, jo gerumu, jo stiprybė, jo galybė, įveiksite kiekvieną pagundą ir apeisite kiekvienus spąstus. Noras atsisakyti Dievą įžeidžiančio elgesio yra pirmasis dvasinės brandos požymis. Pakartosiu, noras, jau vien noras daug reiškia. Noras atsisakyti Dievą įžeidžiančio elgesio yra pirmasis dvasinės brandos požymis. Tai įrodymas, kad Dievo nuomonė jums svarbi. Praktiškai tai reiškia apsispręsti būti dosniam, išmokti atleisti kitiems, atsisakyti nuoskaudų ir išsaugoti ramybę širdyje. Čia citatos pabaiga. Tai va tokie žingsneliai ir tokie žingsniai. Rufus Odžiboje yra toks pamokslininkas, negirdėtas, aišku ir neregėtas. Bet štai ką jisai rašo. Jisai klausia, ką Dievas turėtų ir galėtų pakeisti mumyse, kad mes pasikeistume. Ką? Jisai sako, kad Dievas galėtų mus pakeisti, pirmiausia, jis turi apvalyti mūsų motyvus. Pažvelkime į savo gyvenimą ir sąžiningai atsakykime savo. 3 klausimai. Ar mano gyvenimas keičiasi į gerąją pusę? Ar manyje formuojasi Kristaus charakteris? 3. Kokie tikri pokyčiai įvyko mano gyvenime ir charakteryje per pastaruosius 4 metus, kai vaikščioju su Dievu, lankau bažnyčią, skaitau Bibliją, klausausi pamokslų. Tai kaip ir Bilas Liversidžas, jisai sako, labai naudinga atsakyti į šiuos klausimus. Ir jais remdamiesi galime pamatyti tikrovę, kurioje esame. Kaip sakiau, čia tik dalis tų mūsų pamąstymo, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nenupultų. Todėl dar 2 dalykus paliesiu, kurie gali būti taip pat spąstai. Pamastykite, ką gero gali padaryti nekantrumas ir pyktis. Ką gero? Jis tik džiugina Dievo ir mūsų priešininką velnią. Oi, kaip džiugina. Ir nekantrumas ir pyktis gali įskaudinti ir įskaudina be abejo Dievą, Dievo šventąją dvasią, nuliūdina Dievo angelus. Japonai sako, kad pyktis yra vėjas, kuris užpučia proto lempą. Turbūt tą patyrėme. Oi, kaip užpučia proto lempą. Bet nenusiminkime, žiūrėkite, šventasis raštas yra unikalus dalykas, jisai parodo, kur mes klumpame, kur mes klystame, kokie mūsų trūkumai, bet ir parodo išeitį, parodo kelią, kaip, ką daryti ir kaip nenusiminti ir kaip palaikyti vieni kitus. Ir štai pranašystės dvasia duoda labai gerą patarimą. Pykčio ir nekantrumo atveju tylėjime slypi stebėtina jėga. Supykusiam žmogui ištarti žodžiai kartais dar labiau jį supykdo. Tylėjime slypi stebėtina jėga. O pyktis sutiktas tylėjimu, švelnumu, pakantumu greitai praeina. Turbūt tą esame patyrę. Ar mes taip supykę ir suirzę buvome, ar mūsų atžvilgiu tik
švelnumas, tik pakantumas, tik neatsiliepimas ir atsakymas tais pačiais žodžiais ir ta pačia pasišiaušusia dvasia. Ne. Net sukilus kandžių, kaltinančių žodžių audrai, mintimis laikykis Dievo žodžio. Nežinau, iš tikrųjų tai nėra lengva, tiesa, nes pyktis užpučia proto lempą, tamsu pasidaro. Tada iš tikrųjų tai tamsoj sunku surasti Dievo pažadą. Ir vis dėlto tai reikėtų ugdyti. Tiesa, mums ne veltui tai kalbama, tik šiaip savo paklausykite. Ne, kad kažką galėtume keisti. Taigi, sako, nesukilus kandžių ir kaltinančių žodžių audrai, mintimis laikykis Dievo žodžio. Tegul protas ir širdis glaudžiasi prie Dievo pažadų. Jeigu su jumis blogai elgiamasi, ar esate neteisingai kaltinami, užuot piktai atsakę, kartokite savo nuostabius Dievo pažadus. Nesiduok pikto nugalimas. Tai gali būti spąstai, bet nugalėk piktą gerumu. Tai priklausomybės nuo Dievo pripažinimas. Nugalėk piktą gerumu. Štai tokios gairės, tokios vėliavėlės, kurios plasdenė ir mums gali parodyti, kokie esame, ko dar trūksta mums ir į ką reikėtų daryti. Ir štai, kadangi būdama medikė dar negaliu pasakyti tokio dalyko, atkreipti dėmesį tokį dalyką. Mes turime nuostabią knygą Naujo gyvenimo pradžia ir Vernonas Fosteris rašo, tuoj pasakysiu, ką jisai rašo. Viena iš pagrindinių prislėgtos nuotaikos ir irzlumo priežasčių gali būti paprastas vandens trūkumas. Jūsų vaikai atrodo suirzę ir pavargę. Pamėginkite jiems duoti stiklinę vandens. Išgerkite 1 ar 2 stiklinės patys. Galite būti nekantrus, lengvai įsižeisti, jeigu jums trūksta vandens. Čia citatos pabaiga. O aš sakau, gali mums trūkti ir vitaminų. Iš tiesų, trūkstant B grupės vitaminų, mes daromės irzlesni ir mūsų nuotaika dažniau keičiasi ir mažiau atsparus kažkokiems netikėtiems dalykams. Bet gal mums trūksta poilsio ar gero miego, o galbūt pasivaikščiojimo, pabuvimo gamtoje, vienumoje, o galbūt atvirkščiai reikia gero, malonaus, draugiško pabendravimo. Mes galime pažvelgę į save, panalizavę savo susierzinimą ar pyktį, galbūt atpažinti ir suprasti ir pagalvoti, kodėl tai įvyko ir ko mums trūksta. O jeigu tai kito žmogaus pyktis ar susierzinimas, pagalvokime, kad ir jis turi tam tikrų priežasčių tai pasielgti ar pratrūkti. Kitas dalykas, mes dažniau turėtume nurašyti. Kažkada ruošiau eilėraštį, taip jo ir nebaigiau, tarsi kažkokį pamastymą, kad štai daugelis dalykų parduotuvėse, ypač maisto parduotuvėse, bet ir kitur, kur baigėsi galiojimo datos, nurašoma. Pamaniau, kad mes turėtume nurašyti daugelį savo artimųjų elgesio ar žodžių dalykų, nurašyti tiesiog kaip sakant, pažvelgti, kodėl tai nutiko ir atlaidžiau į tai pažvelgti. Ir paskutinis dalykas, irgi kuris galėtų būti kaip spąstai, apie kurį niekada aš nepagalvojau, bet štai susidūriau. Galbūt nepagalvojame, jog nusivylimas, kad nesi suprastas ar įvertintas, taip pat gali būti spąstai. Bet kur? Mūsų šeimoje, tarp draugų, bendruomenėje, darbe. Tai gali būti spąstai. Ir žinokite, aš tiesiog nustebau, kokią citatą radau.
Čarlzas Sperdžianas sako, nepataikaukite šėtonui. Atrodo, aš niekada nepataikauju. Sako, pataikauju, Romualda. Nepataikaukite šėtonui ir nekankinkite savęs, įsileisdami blogas mintis apie Dievą ar kitus. Niekada nepagalvočiau, kad aš pataikauju šėtonui. Atrodo, jau bėgu nuo jo, kaip tik tai galiu. Ne. Nepataikaukite šėtonui ir nekankinkite savęs, įsileisdami blogas mintis apie Dievą ar kitus žmonės. Ir labai gražiai paguodžia Briusas Wilkinsonas, labai mėgstu jo pamokslus, jo raštus. Jisai sako, jei manai ir nuliūdai, kad Dievas tau atlygins tik už pasiaukojamus žygdarbius, o ne kasdienius meilės darbus, prisimink, kad Jėzus yra pasakęs, kas duos jums atsigerti taurę vandens, dėl to, kad priklausote Mesijai, tas nepraras savo užmokesčio. Broli, sesė, ar girdi šį stulbinantį Jėzaus pažadą? Ne vienas darbas, padarytas dėl Dievo, vardan Dievo, jo garbiai, neliks nepastebėtas ir neatlygintas. Ne viena taurė vandens, ne viena malda vidury nakties. Jis yra Dievas, kuris viską pastebi, kuriam rūpi visos, kad ir silpnos tavo pastangos. Jis žvelgia į tavo akis, pažįsta tavo širdį ir vertina visą, ką tu darai, vertina tavo ištikimybę. Tad per daug nenusimink ir neprarask vilties. Baigiant, noriu pacituoti Hebrajams 12:1. Apaštalas Paulius apžvelgęs savo laiške Hebrajams, daugelį temų apžvelgęs, labai gilių ir labai svarbių. Ten yra tema, kurią aukštai iškėlė ir labai gerai suprato adventistų tauta, 7 dienos adventistai, kaip tiesa apie šventyklą, apžvelgęs daugelį svarbių dalykų, pamokydamas, sustiprindamas tikinčiuosius, jisai pabaigoje savo laiško rašo, jums visiems, mums visiems, broliai ir seserys, nusimeskite visas naštas ir nuodėmės pinkles, apeikite spastus ir ištvermingai bėkite jums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami, ir tai svarbiausia, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Te laimina Viešpats tai atminti. Kas tarėsi stovys, te žiūri, kokie spąstai tyko, kad nenupultų. Garbė Dievui už viską. Amen.